Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir šiandien aš papasakosiu būdus, kuriuos galite lengvai prisitaikyti savo, kad turėtumėte arba kokybiškesnį miegą, arba kad būtų atsikelti anksčiau lengva, arba jeigu tam turite priežasčių, būtų lengviau išgyventi dieną ir galėtumėte ilgiau panaktinėti. Tai viskas, ką šiandien pasakosiu, yra susiję su tuo, kaip mūsų kūnai reaguoja ir kaip mums perteikti žinutę mūsų kūnams, remiantis cirkadiniu ritmu. Ar čia žodis yra iš anglų kalbos verstas, bet lietuviškai ir vadinasi cirkadinis ritmas, turbūt nelabai dažnai naudojamas mūsų žodynuose, bet realiai cirkadinis ritmas yra taip, kaip mūsų kūnas reaguoja ir supranta, kada čia jau laikas miegoti, kada laikas turėti daug energijos. Tai dabar yra 3 dalykai, kurie daro įtaką mūsų tam cirkadiniam ritmui. Ir po to papasakosiu, kaip remintis šitais dalykais būtent prisitaikyti galite savo, kad, kaip ir minėjau, miegotumėte kokybiškiau arba atsikeltumėte tam tikrų metų lengviau arba nueitumėte miegoti vėliau. Tai dabar 3 dalykai, kurie daro įtaką tam cirkadiniam ritmui. Tai numeris 1 yra šviesa. Ir čia labai didžiausia įtaka turintis dalykas, į ką reaguojame mes kaip žmonės. Tai realiai ta šviesa idealiu atveju tai yra saulė. Lietuvoje kartais mes jos neturime tiek daug, ar ne, bet tai vis tiek yra dienos šviesa, net jeigu tiesiogiai neturime saulės, vis tiek dienos šviesa mums daro įtaką. Ir po to eina visi kiti dalykai, kas yra šviesos imitacijos, tai mūsų telefonai, televizorius, ofiso arba namų šviesos ir taip toliau. Tai šviesa. Dabar antras dalykas, kas daro įtaką irgi gan stipriai, bet vis tiek jis stovi antroje vietoje, tai yra mūsų maistas. Kada mes valgome. Kai mes sakome savo organizmui, kad laikas, kai mes valgome, mes sakome savo organizmui, kad dabar man reikia energijos, dabar aš jau esu dienos bėgyje. Kai mes nevalgome, tai organizmui sakome, jog tai yra poilsio laikas, ar ne? Ir trečias dalykas, tai yra temperatūra. Jeigu reiktų taip spėti, sakyčiau, gal koks 10% tai, kaip mūsų cirkadinis ritmas reaguoja, yra temperatūra. Tai kuo šiltesnė temperatūra, tuo labiau mes galvojame, jog dabar yra energijos laikas. O kuo šaltesnė temperatūra, tuo labiau mūsų kūnai galvoja, jog dabar yra laikas miegoti. Ir viskas, ką dabar čia pasakoju, yra logiška, jeigu pagalvotumėme, ne? Jeigu nebūtų šviesų, technologijų ir pagalvotumėte apie tai, kaip gyveno mūsų protėviai, tai būtent taip ir būdavo. Jeigu kalbant apie temperatūrą, dieną temperatūra šiltesnė, jie juda, naktį temperatūra atšala, reiškia, jie miega. Taip mūsų organizmas mūsų ir supranta. Jeigu valgome, tai diena, jeigu nevalgome, tai naktis. Jeigu šviesu, tai reiškia, energijos reikia, ar ne, o jeigu tamsu, reiškia, laikas miegoti. Tai būtent pagal tai labai paprastai galite pasikoreguoti savo visą savaitę ritmą, to papasakosiu kaip būtent, bet pirmiausia, tiesiog jeigu paprasčiausiai norite turėti kokybiškesnį miegą, tai patarimas numeris 1 yra valgykite tik tada, kada lauke yra šviesu. Jeigu jau yra prietema, sutemo ir taip, mes Lietuvoje turime besikeičiantį laiką, besikeičianti kiek valandų ar net turime šviesą, turime tamsą ir pagal tai mes turėtumėme derintis. Tai reiškia, valgote, kada yra šviesu ir nevalgote, kada jau yra sutemę. Tai čia pagal antrą tą rodiklį, ar ne, pasikoreguojate, kad turėtumėte geresnį miegą, o kas liečia šviesą, tai aišku, jeigu tai yra tamsos jau lauke laikas, tai idealiu atveju mes turėtumėme vengti arba prisimažinti šviesų pas save namuose, žiūrėti mažiau televizorių ir taip toliau. Blogiausias dalykas, ką galite daryti, tai yra valandą iki miego sėdėti telefone, žiūrėti televizorių ir taip toliau. Aš pati asmeniškai naudoju šviesą blokuojančius tokius geltonus akinius valandą prieš miegą, kad tas miegas mano būtų kokybiškesnis. Tai čia jeigu norit kokybiško miego, ne maisto. O dabar, jeigu kalbame apie
kaip galite atsikelti anksčiau, tai ką turite daryti? Bent savaitę nusistatykite žadintuvą, kada jau norite keltis, tarkim 5 val. Ryte. 5 val. Ryte atsibundate ir tada iš karto, ką jums reikia daryti, tai yra valgyti. Šviesos mes tiek daug įtako šviesai mes daryti negalime, ar ne, kada jau ten lauke sutemsta, nušvinta, čia jau yra gamtos reikalas, mes tam įtakos padaryti per daug negalėsime, bet realiai idealiu atveju mes turėtumėme gauti kiek įmanoma daugiau šviesos ir valgyti. Kiek įmanoma greičiau atsikėlus, idealiu atveju tai turi būti tai, kas turi baltymų ir tai, kas turi sveikų riebalų. Angliavandenių reiktų vengti. Ir realiai po to dienos eigoje jūs turėtumėte baigti valgyti anksčiau, vakarienę suvalgyti anksčiau ir tokiu būdu jūsų organizmui suvalgydami anksti ryte ir baigdami valgyti anksti vakare pasakote, kad kelkis anksčiau, mūsų diena prasideda anksčiau. Na ir automatiškai atvirkščiai yra, jeigu norite truputėlį ilgiau panaktinėti, jeigu jūsų galbūt toks darbo grafikas arba dėl tam tikrų kitų priežasčių, tai tiesiog pusryčius reiktų valgyti vėliau ir vakarienę valgyti vėliau. Atrodo paprasta, bet jeigu pagalvotumėme, kokius įpročius turime, manau, kiekvienam čia yra nemažai pamokų, kaip galime turėti tą miegą, tą režimą patogesnį ir kad galėtumėme su savo kūnu komunikuoti taip, kaip norime, kad jis ir suprastų mūsų žinutę. Ačiū labai ir iki kitų kartų.